Šiandien Lietuvos krepšinio federacija pristatė nacionalinės ir rezervinės rinktinių vasaros darbo grafikus. Pirmieji treniruotes pradės antrosios rinktinės žaidėjai. Birželio pabaigoje susirinkę į pirmąją stovyklą mūsiškiai jau Liepos 6 ir 7 kaustys su Anglija, o vėliau 5 rungtynes sužais su Kinijos rinktine ir klubais. Be abejo, turėsime mažai laiko pasiruošti ir Anglijai, ir kartu Kinijai, bet iš kitos pusės turim tą patirtį, pernai irgi važiavom universiadą, irgi savaitę tik ruošėmės ir, sakysime, visai neblogai. Iš antrosios rinktinės į pirmąją turėtų patekti 1-2 žaidėjai. Pastarosius metus dėl traumų nerungtyniaujantis Arvydas Maciauskas sportuoti pradės su rezervinė komanda ir su ja vyks į pirmąsias rungtynes. Nacionalinė rinktinė treniruotes pradės Liepos 15 Druskininkuose, o pirmas rungtynes žais to pačio mėnesio 31 dieną. Vėliau mūsiškiai dar išmėgins jėgas su Čekija, Slovėnija, Ispanija, Turkija, Kroatija, Vokietija, Jungtinėmis valstijomis ir Iranu. Nei vieno draugiškos rungtynės nebus žaidžiamos sostinėje, tačiau pasak Mindaugo Balčiūno Vilnius ir taip turės renginių. Vilniui buvo pastaraisiais, turbūt pastarosius 3 metus išleistuvės ir rungtynės žaidžiamos. Tai tiesiog norime tą džiaugsmą padaryti ir kitom arenomis, ir kitiem miestam. Žinome, kad puikios arenos yra ir tai, kad ten nežaidžia rinktinė, tai, sakyčiau, jom yra praradimas. Tiesiog norime rinktinę, kad būtų ne tik Vilniaus, bet visos Lietuvos. Federacija pristatė jau tradicinių tampantį talentų turnyrą 1-1, kuriame vaikai iki 17 metų gali kautis dėl 17 000 litų stipendijos ir galimybės pabendrauti su Jungtinių valstijų svajonių rinktine. Jaunimas gali parodyti tai, ką moka ir, sakykime, krepšinis prasideda vis tiek nuo žaidimo 1-1, tiek gynyboje, tiek puolime ir jie, turėdami tokias galimybės, nemokamai žaisti tokį turnyrą ir iš tikrųjų atskleisti savo talentą, kur stebi ir federacija, ir žmonės, ir iš tikrųjų tu gali rodyti savo kitiem, kad gali kažką krepšinį pasiekti ir galbūt nuo to gali prasidėti kai kurių didžių krepšininkų pati pradžia. Talentų kovos startuos Birželio 19 dieną Vilniuje.